Sveiki, paaiškinsiu, kaip importuoti pirkimo bei pardavimo dokumentus skaitmenizuotus su DocScanu į Revealia gamą. Skaitmenizuosiu detaliai su eilutėmis ir įkeliu failus. Tai reikia šiek tiek palaukti, kol duomenys bus nuskaityti. Štai matome, kad abu failai jau nuskaityti. Tada mums reikia pasirinkti mūsų buhalterinę programą. Šiuo metu pas mane apskaita 5, reikia pasirinkti Revealia gamą, išsaugoti. Tada vėl einu į suvestinę, pasirenku savo įmonę, pažymiu 2 failus ir spaudžiu eksportuoti į Revealia gamą. Atsidarau archyvą, išarchyvuoju į darbastalį ir štai mūsų failai. Mes čia matome pirkimus ir pardavimus, klientus bei paslaugas ir prekes. Pirmiausia, reikės importuoti klientus, tada paslaugas, prekes, o tada galėsime importuoti pirkimus, pardavimus. Skaitmenizuojant detaliai, DocScanas iš karto atskiria, kur prekia, o kur paslauga. Todėl ir reikia importuoti jas atskirai. Atsidarau Revealia gamą, nusistatau, kad rodytų pirkimus, pardavimus bei korteles. Kaip sakiau, iš karto įkeliam klientus, paspaudžiam ant šitos raudonos ikonėlės. Einam į darbastalį, pasirenkam klientus. Kaip matot, abu klientai buvo importuoti. Uždarau. Vėl einu į korteles prekes. Importuoju prekes. Uždarau. Kortelės, paslaugos. Importavo paslaugas. Ir dabar galiu importuoti pirkimus bei pardavimus. Einu į pirkimai, pirkimo operacijas, importuoti, pirkimai. Štai mano pirkimas. Šitas dokumentas rado klientą. Jeigu atidarysiu, matau, kad prekė irgi buvo priskirta. Tada importuoju pardavimus, einu į pardavimai, pardavimo operacijos. Importas, pasirenku pardavimo failą ir matau, kad pardavimas irgi įsikėlė. Surado klientą. Atsidarius, matom, kad buvo priskirtos 2 paslaugos. Štai tiek tai reikia skirti laiko, kad galėtumėte automatizuoti savo apskaitą su DocScanu. Jeigu skaitmenizuojat sumiškai, galite iš karto DocScane nusistatyti numatytasias reikšmes. Kad tai padaryti, eikite į nustatymus. Ir čia galite nusistatyti numatytasias reikšmes, kurias priskirs pirkimo arba pardavimo dokumentams, jeigu suras jūsų nustatytą įmonę. Pavyzdžiui, aš galiu nusistatyti UAB Auksinis inkaras įmonę. Nusistatyti įmonės kodą, išlaidos pavadinimą, pavyzdžiui, išlaida. Išlaidos kodą tokį. Ir išlaidos tipą aš galiu pasirinkti arba prekę, arba paslaugą, arba kodą. Aš pasirinksiu kodą ir tai reikia pasirinkti, kaip traktuoti PVM klasifikatorių. Kaip prekę arba kaip paslaugą. Pasirinksiu kaip prekę. Išsaugoti. Štai matot, atsirado nustatymo profilis pirkimui, o pardavimui dar niekas nenustatyta. Bandom ištrinti mūsų pirkimą. Perkrausiu. Dabar tą patį dokumentą įkelsiu sumiškai. Pasirenku pirkimo dokumentą. Šiek tiek palaukiu. Dokumentas jau nuskaitytas sumiškai. Atidarom. Ir kaip matom, vietoj prekės priskirta mūsų išlaida, kurią nustatėm nustatymuose.
bandom eksportuoti, pasirenku įmonę, pasirenku failą, kurį norėjau eksportuoti, spaudžiu eksportuoti, atidarom archyvą ir kaip matom, vietoj prekių ir paslaugų atsirado kodai. Išarchyvuojam. Ir kaip atsimenat, reikės kelti iš karto klientą, tada prekę, paslaugą arba kodą ir galiausiai pirkimą arba pardavimą. Klientas pas mus jau toks įkeltas ir kodą reikės kelti per korteles, ne per prekes ar paslaugas, kaip mes kėlėm iki šiol, o reikės kelti per kodai. Importuoti. Štai mūsų kodas importuotas. Įkėlėm kodą ir dabar reikia įkelti pirkimą. Pasirinkam pirkimo dokumentą ir štai įsikėlė mūsų pirkimas su klientu. Ir jeigu atidarysime, vietoj prekės jau matom, kad priskirtas kodas.